Viva! Skiotmen A lyga, naujausia laida skirta tau, besidominčiam Lietuvos futbolo ir aukščiausiąją lygą. Čia apžvelgsime futbolo gandus, žinias, naujienas, transferus, perėjimus ir visą kitą naudingą ir įdomią informaciją jums. Ir su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėjas Mantvydas Skiotis. Nieko nebelaukdami pradedame mūsų laidą ir jau pirmoje laidoje pabandykime apžvelgti, kaip pasibaigs šis sezonas, pabandykime paspėlioti, kaip lentelė atrodys sezono pabaigoje. Štai matote lentelę. Kauno Žalgiris, Panevėžys, Vilniaus Žalgiris, Šiauliai, Kauno Hegelman, Vilniaus Transinvest, Telšių Džiugas, Marijampolės Sūduva, Alytaus Dainava, Gargždų Banga. Taip, manau, baigsis sezonas, tokios mano spėlionės ir dabar pasigilinkim truputį lentelę. Lentelę perskiriau į dvi dalis. Gal pradėkime nuo pačios, geltonai pažymėta 4 komandos, Telšių Džiugas, Sūduva, Dainava, Banga. Kodėl jas išskyriau? Todėl, kad man atrodo labai vienodo pajėgumo komandos ir neaišku, kaip čia bus. Bet Telšių Džiugui skiriu 7 vietą, tenka prispažinti, esu telšiškis, dėl to duodu šiokį tokį forų ir labai tikiuosi ir vėliuosi, kad Telšių Džiugui šis sezonas bus sėkmingas. Toliau palieku Marijampolės Sūduvą. Kodėl? Todėl, kad komanda turi geras sąlygas treniruotis, suruošti sezonui ir išsaugo sudėtį, išsaugo treneriai, prisijungė Černiauskas, į komandą atvyksta buvęs Džiugo žaidėjas Motiejus Burba, kuris praėjusią sezoną parodė, kad tikrai yra geros klasės žaidėjas, tikrai A lygos žaidėjas. Manau, jis padės Sūduvai. Todėl jos palikau 8 vietoje, Dainava 9, teko stebėti rungtynės tarp Telšių Džiugo ir Alytaus Dainavos, tai pirmasis kėlinys man labai patiko, Telšiai tikrai atrodė kontroliavo padėtį, neblogai stumdė kamuolį, Dainava žaidė daugiau kontratakomis, toks labiau mažiau patrauklus futbolas sakė, bet Telšiams atsitiko nelaimės. Mini traumos, teko pakeisti 2 centro gynėjus ir to pasekoje pasipylė mini klaidelės antram kėlinėje ir jie pralaimėjo tas varžybas 2-0, bet jei Džiugas sugebės išlaikyti koncentraciją, negauti traumų, tai manau, kad Alytaus Dainava yra labai įveikiamas varžovas. Tai manyčiau, Dainavai skiriu 9 vietą ir Gargždų Banga 10. Kodėl Gargždų Banga 10? Tai amžiniai priešai Žemaitijoje. Nelabai teko susipažinti su šios komandos transferais, neteko daug girdėti apie tai, todėl jos palikau 10 vietoje. Bet matėme, kad parašymiajam sezone jie sugebėjo nugalėti Kauno Žalgirį, tai niekada nežinai, kas gali atsitikti šioje lygoje. Man pradeda jie vis labiau ir labiau patikti, situacija vis įtemptesnė, komandos vis labiau lygėja, stiprėja lyga ir nuo to tik įdomiau mums. Tai toks mano patinis ketvirtukas, tokios mano spėlionės, bet visiškai neaišku, kaip čia baigsis. Manau, visas sezonas vyks labai panašiai kaip ir praėjusį sezoną, kai Telšių Džiugas ir Vilniaus Riteriai tik pačioje pabaigoje išsiaiškino, kas paliks A lygą ir tik taškų persvara Telšių Džiugas lieka A lygoje. Tai manau, šį sezoną bus labai panašu, tik bus dar daugiau komandų, visos 4, manau, gali būti, kad surinks labai panašų taškų skaičių ir gali juos skirti tik 1-2 taškai. Ir gali būti, kad vėl teks aiškintis įvarčių santykių. O dabar apžvelkime antrąją lentelės dalį, tai Vilniaus Transinvest ir Kauno Hegelman 6 ir 5, kodėl juos paskirščiau būtent taip, todėl kad Vilniaus Transinvest, tikrai labai sunku prognozuoti, kaip jie atrodys šį sezoną, bet jau pernai įsitikinome, kad komanda tikrai gali kovoti su A lygos klubais. Sakykime, kad jie šį sezoną dar bus stipresni ir, manau, gali būti lygos vidutiniokai. Bet prognozuoju jiems 6 vietą dėl to, kad naujokai, manau, jie gaus gerų pamokų. Kauno Hegelman palikau 5. Sakykime taip, kad komanda jau patyrusi A lygoje, treneris patyręs A lygoje, šį sezoną dar pasistiprina žaidėjais, pas jos atkeliauja ir Matas Vareika iš Vilniaus Žalgirio ir jau paruošiamajam susidinę mušė puikius įvarčius. Tai jiems 5 vieta, Šiauliai 4 vieta. Kodėl tai 4 vieta? Nestabili komanda, sakykime taip, man tai įrodė praėjus sezonas, kai tu žaidi su Telšių Džiugu, pralaimi varžybas 3-0 ir dėl Telšių klaidos jiems yra šitas techninis pralaimėjimas ir Šiauliai gauna 3 taškus.
ir sekančios varžybos vėl su Telšiais sužaidė lygiosiomis ir su komanda, kuri yra 9 vietoje ant iškritimo ribos, tu iš 2 varžybų sugebi išsinešti tik tašką. Tai yra ženklas, kad tu tikrai negalėsi būti čempionas ar prizininkas. Manau, tu turi rinkti taškus tvirtai su tomis komandomis ir todėl tai, manau, bus ta išvada, kodėl Šiauliai yra 4. Toliau mūsų trejetukas Kauno Žalgiris, Panevėžys ir Vilniaus Žalgiris. Kodėl manau taip? Kauno Žalgiris, pradėkime galbūt nuo 1 vietos, jiems pranašojo 1 vietą, galbūt ir laikas Kaunui laimėti. Pakeitė trenerius, treneris jau gan ilgai, sakykime, ne gan ilgai, bet dirba jau kurį laiką su komanda, tai tikrai jokių pakeitimų didelių nebuvo, išsaugojo gan stabilę sudėtį. Išvyko į užsienį, į stovyklą, į Kiprą, manau, visi žingsniai veda į priekį ir toks jausmas, kad Kauno Žalgiris šiandien bus tikrai stiprus ir sunkiai įveikiamas varžovas kiekvienam A-lygos klubui. Panevėžys 2, kodėl? Dėl netekčių, tikrai neteko svarbių žaidėjų, neteko labai svarbaus žaidėjų, sakykime, vieno iš ryškesnių savo komandos žaidėjų, tai Pijus Širvys. Dėl to jums prognozuoja 2 vietą. Ir toliau Vilniaus Žalgiris. Vilniaus Žalgiris 3. Kodėl 3? Dabar matysite kelių žaidėjų nuotraukas. Galbūt jūs jau rasite ryšį, kodėl taip manau. Tai nuotraukose matote Mantas Kuklys, tai žaidėjas, kuris paliko Vilniaus Žalgirį jau gan senokai ir dabar yra jau prisijungęs prie FA Šiaulių, jau praėjusį sezoną žaidė Šiauliuose, bet išeidamas matys, kad išėjo nelaimingas ir tikėjosi visiškai viskas susiklostys kitaip. Mantas neišnešė neigiamų žinių į viešumą, bet tikrai ėjo suprasti, kad emocija nėra gera ir kažkas klube įvyko ne taip, kaip turėjo įvykti. Mantas kalbėjo, kad klube buvo ir gero, ir blogo, sutiko gerų ir netinkamų žmonių ir man leido pasidaryti išvadą, kad klubo viduje kažkas yra negerai. Toliau matome Nauris, Kipras Kažukolovas, šie 2 jaunuoliai pasisakė aštriau, ypač Kipras Kažukolovas, manau, jis podcasto laidoje sudegino visiškai tiltus sugrįžti į Vilniaus Žalgirį, bet turbūt pasakė tai, ko nepasakė Mantas, tai manykime, kad Kipras išsakė nuomonę už visus ir man toks jausmas, kad tikrai Vilniaus Žalgirio viduje, pačioje sistemoje kažkas yra negerai, kažkokia komunikacija, kažkas klubo psichologija, vidinė psichologija, mikroklimatas, vidinė emocija yra tikrai pažeista, kažkas yra negerai viduje ir todėl manau, kad tai gali būti pagrindinis pagalys į ratus Vilniaus Žalgiriui, kodėl jie šį metą negali tapti čempionais. Ir toliau dar 2 sekantis jaunuoliai, tai Matas Vareika keliasi į Kauno Hegelman ir Gustas Jarusevičius išvyksta į Transinvest ir jauni talentingi žaidėjai palieka Vilniaus Žalgirį ir kažkas taip pat man neduoda čia ramybės. Kažkada, sakykime, kažkiek metų atgal Vilniaus Žalgiris buvo tokia komanda, kur visi jaunuoliai galvodavo, wow, Vilniaus Žalgiris, būtinai visi norim, kažkoks tai lygis, visi svajoja apie Vilniaus Žalgirį, bet su šiandienos komunikacija ir Vilniaus Žalgirio sprendimais, manau, klubas nebetampa toks patrauklus jaunimui ir galbūt jaunimas pradeda matyti ir kitas stoteles, tai tiek gal nebeišsiplėskime apie Vilniaus Žalgirį, kodėl jie 3 ir jų komunikacijas, tai važiuojam toliau. Transferai. Labai įdomi ši tema man. Išskyriau tik kelis žaidėjus, tai pradėkime nuo pirmojo, tai FK Panevėžys įvykdo pirmąjį perėjimą ir į klubą pasirašo sutartį su Lukas De Vega. Lukas De Vega yra
Barcelonos sistemoje užaugęs žaidėjas ir štai antraštė Tottenham hit Barcelona 2 million transfer for 20 years old midfielder Lucas de Vega. Tai Tottenhamas, straipsnis 20 metų Tottenhamas domėjusis šiuo žaidėju, bet Barcelona nesutiko su 2 milijonų sutartimi ir prašė beveik dvigubai daugiau, dar plus visokių reklamų sąlygų. Tai taip šis perėjimas ir neįvyko ir šio žaidėjo karjera pakrypo visai į kitą pusę ir šiandien matysime jį Panevėžio komandoje. Tai labai smagu bus pamatyti žaidėją ateinantį iš, sakykime, gana aukšto lygio. Pažiūrėsime, kaip jiems seksis Lietuvoje, bent jau man tai tikrai labai įdomu bus stebėti šį žaidėją. Teko užmesti akį ir į video, kaip jis žaidė prieš tai. Tai atakuojantis saugas, vidurio saugas, dažniausiai žaidžiantis 10-8 numerių. Labai gera kamuolio kontrolė, turbūt niekam nepaslaptis, jei Barcelonos žaidėjas turi gerą kamuolio kontrolę, turi labai gerą perdavimą ir aikštės matymą, bet ko trūko visose videose, tai užbaigimo. Žaidėjas neatsiranda aštriose pozicijose, neatsiranda užbaigimuose ir atrodo to ir trūko šiam žaidėjui, aštrumo, pavojingumo prie kitų varžovų vartų. Tai toks Panevėžio perėjimas, o mes važiuojam toliau, sekantis. Man dar vienas labai įdomus perėjimas, tai Jonas Zahary keliasi į Vilniaus Žalgirį, centro gynėjas, pasirašo sutartį iki gruodžio 31. Kodėl jis man įdomus, tai čia jo perėjimų langas, jo vertė siekia taip pat 700 000, jo karjeros pikas 19-20 metai. Užmeskime akį, kur jis žaidė Prancūzijos aukščiausioje lygoje ir jau matėte pirmoje eilutėje 27 numerių pažymėta 90 minučių jis žaidė prieš Paris Saint-Germain, tas rungtynes jie pralaimėjo 2-1 ir tose rungtynėse Kylianas Mbappé mušė įvartį. Tai įsivaizduojate, šis žaidėjas žaidė Prancūzijos aukščiausioje lygoje prieš aukščiausio kalibro žaidėjus. Teko žaisti ir prieš Olimpikų Lyoną ir kitas Prancūzijos komandas. Tai žaidėjas turintis tikrai patirties bagažą, teko susidurti su aukšto lygio varžovais ir jis keliasi į Vilniaus Žalgirį. Matysim, kaip seksis jam ten. Ir paskutinis transferas, kurį norėjau pažiūrėti, tai yra Dejan Traikovski keliasi į Telšių Džiugą. Kuo įdomus šis žaidėjas, kad jis yra 4 kartus Slovenijos čempionas, 1 kartą Slovenijos taurės laimėtojas, 1 kartą Slovakijos taurės laimėtojas ir 1 kartą Bosnijos ir Hercegovinos čempionas 22-21 metais. Toks žaidėjas keliasi į Telšių Džiugą, teko girdėti, kad jis gan ilgą laiką nebežaidė labai intensyviai futbolo, bet manykime, kad jis sugebės sutvirtinti Telšių Džiugo gretas, matysime, kaip seksis jam. Tai tokie man įdomus transferiai, perėjimai, galbūt buvo ir kitų, kurių nežinau, rašykite komentaruose, galbūt jos apžvelgsime kitą kartą. O toliau užmeskime akį į pirmąjį turą. Tai pirmąjį turą, kovo 1 rungtynių A lygos atidarimas vyksta tarp Marijampolės Sūduvos ir Šiaulių. Kovo 2 jau žaidžia Telšiuose Džiugas su praėjusių metų čempionu, 3 rungtynės Gargždų Banga su Kauno Žalgiriu, Dainava su Vilniaus Žalgiriu ir ko gero man įdomiausias rungtynės, tai yra Kauno Hegelman Transinvest. Žiūrėsime, kas laimės šias rungtynės, kodėl man labai įdomu, kad šios komandos, manau, turės ką įrodyti vienai kitai, tai labai įdomus pirmasis turas. O dabar pabandysiu paspėlioti, tiksliau aš paprognozuosiu, kaip gali baigtis pirmieji turai, pažiūrėsim, ką pataikiau, ką prašoviau, bet dėl smagumo rezultatus rašiau įdomesnius, tai 0-2 prognozuoju Šiaulių pergalę Marijampolėje. Kaip pasakyti, gal labai daug nekreipkime dėmesio į koks rezultatas, galbūt ar pavyks atspėti, kas laimės tas rungtynės. Taip, čia prognozuoju, kad pergalė bus Šiauliai, toliau prognozuoju lygiasis tarp Telšių Džiugo ir Panevėžio. Tikiuosi, kad Telšiai sugebės pagauti čempionus pirmajame ture, sugebės iškovoti tašką. Pernai sezoną Telšiams pavyko nugalėti Vilniaus Žalgirį pirmajame ture 3-2.
Tai tikėkime, kad toks impactas bus ir čia. Banga Kauno Žalgiris 0-2 prognozuoju Kauno Žalgirio pergalę, bet gargždykščiai tikriausiai galvoja kitaip, nes draugiškose rungtynėse jie sugebėjo nugalėti kauniškius. To turbūt palinkėkime Bangai. Labai smagu palaikyti silpnesnės komandas, labai smagu, kai jos sugeba atimti taškus. Nuo to lyga tampa tik įdomesnė. Sekantis turas Dainava Vilniaus Žalgiris. Čia prognozuoja lygiąsias. Ir vėlgi, galbūt kažkas sakys, kad čia nerealu, bet Vilniaus Žalgiris pirmąjį pasiruošimų etapą draugiškas rungtynės pralaimi ir Transinvestui pralaimi ir sužaidė lygiosiamis su Telšių Džiugu, tai ta tokia žaidėjų kaita komandoje tikrai matyt nėra į gerą, tikrai reikės čia Burinui laiko viską suburti į krūvą. Tai spėju, kad čia gali būti lygiosios. Ir paskutinis turas, tai yra mano centrinės rungtynės Kauno Hegelman ir Vilniaus rajono Transinvest komandos. Tai man ko gero pačios įdomiausios rungtynės. Ir čia prognozuoju 2-2, netgi 4 įvarčius. Manau, šios komandos tikrai nenorės nusileisti vienai kitai ir nežais labai atsargaus futbolo, tai tikiuosi labai įdomių ir gerų rungtynių čia. Tai tiek pirmajai mūsų laidai ir dar geros žinios tai, kad nuo šiol galėsime visas rungtynės stebėti per LRT. Galite rasti straipsnius ten, bet labai džiugu, kad galime matyti futbolą pagaliau ir Lietuvos televizijoje. Sveikinu visus su tuo, manau, tai tikrai padės populiarinti futbolą. Ir paskutinis dalykas, tai mūsų lentelė, kurią pildysim kiekvieną dieną ir stebėsime, kaip keičiasi situacija lentelėje, pabandysime paprognozuoti ir sekančius turus, pabandysime paspėlioti rezultatus. O jums, jeigu patiko ši laida, spausk patinka, dalinkis su draugais, rašyk komentarą, o mes jau susitiksime po pirmojo turo. Iki!